tas, kur paėmė, gal rūpestingiau buvo, tas, kur išėmė, tai atkabino, po to tiesiog greit, žinai, stumė, tai čia va, man šitą vos ne įpainėjo į tą diską, suplėšė, nu, žodžiu. Reiks tada vėl ieškoti dabar, nu, bet tai nieko, susirasiu naują tą, gal kažkokią virvę ar kažką, o čia dar kyla kažkokie. Nu jo, tiek daug kalbų, sunku judėti iš vienos vietos į kitą. Nu jo, ne šiaip su čia tie keltuvai, gal su jais netgi protingiau būtų keltis. Paragausim. Nu, geriausi buvo ananasai. Kiti tai tokie biški neprinokę. Ką, naujas kambariukas. Reikia toliau pratęsti savo poilsį. Bent jau toks planas, nu plius dar tas mano kolega iš Vokietijos keliauja dar link čia, tai irgi nėra ko skubėti. Jo, nice. Reikės pasieškoti gal kažkokių virvių ten, kur spjaustėt autobuse. Taip. Dabar nežinau, pamiegot, pavalgyt, kažką tokio. Nu ir griaustinis. Čia buvau išėjęs, ten ieškojau visokių dalykėlių. Žodžiu, prasidėjo tokia kaip liūtis šiek tiek. Pradžioj gal net nestipriai. Bet tas griaustinis, prasme, prie pat. Tai kaip atrodo, vien sprogsta kažkas, kokios bombos ar kažkas taip garsiai. Tai ten net, nežinau, pavojinga vaikščiot, manau.
Nusipirkau iš bažnyčios ar ten šalia esančios parduotuvės kažkokią šventą virvę. Ar tiesiog virvę. Tai žodžiu, surišiu ten tą, kur suplėšė man. Jeigu ką turėsiu šitą, gal dar kokią rasiu. Tai gal gerai laikys. Dar pasiėmiau keletą šiek tiek įdomesnių vaisių. Tai reikės gal irgi paragauti. Nuo banano. Kiti du man mažiau matyti. Šitas dar kažkur matytas. Šitas tai nelabai. Abu tokia kietos konsistencijos. Kaip koks obuolys. Ar ridikas. Aišku, man gal reikėtų, kaip čia prieš rodant pasidomėti. Nu, bet tarkim, gal taip įdomiau. Pereikim gal į kambarį. Čia vat, kaip matote, pas juos dažnai kambariai turi langus, šiaip. Tai ten išklausiau, buvau pas vieną tokį vyruką. Tai sakau, čia taip įprasta, kodėl čia sako, nu, tai pagrindė dėl ventiliacijos. Tai šiaip visai smart, nu, ta prasme. Arba šiaip sako, kokią šviesos pavyzdžiui, jeigu nenori jungti, bet tarkim nori, kad natūraliai apšviestų. Tai, žodžiu, irgi, tarkim, visai gerai. Ir šiaip jie mėgsta čia tą natūralią šviesą naudoti, kas irgi visai faina. Tinami mano tvarkingą jovalą. Pabandyti praspjaut. Visai kietas. Ir dažantis. Nu jo. Įdomus. Okei. Ai, nes čia viduje kažkoks dar kavalas. Ar kas čia? Okei, o šitas minkštas. What? Nu jo, žodžiu. Įdomus dalykas. Jaučiu valgomas tas vidus. Nebent tas. Nu, tas baltas tai toks, nu, kaip čia. Ir turi kažkokį tokį irgi lengvą skonį. Bet pati konsistencija tai nėra tokia malonė. Tokia kaip kažkokios smegenys ar kažkas. O dar šiek tiek paragau to raudono. Tai tas tai man atrodo žiauriai toks kartus kažkoks dar paragausiu. Jo. Nelabai valgomas, ta prasme. Belenkaip kartus. Tai jaučiu tik tai ta balta dalis valgoma. Nes čia nu jo ir dar tas toks kaip kaulas kažkoks. Nu jau, tas tipo nevalgomas, bet. Jo, o tai šitas ką lieka tiesiog. Nu, ta balta dalis visai skani. Bet jos labai mažai tada išeina, nes tada vidury toks kaip ir kaulas. Tada kažkiek to balto ir tada vėl šitas, kuris neskanus. Gerai. Ką bandom kitą draugelį. Šitas irgi kietas. Net nesipjaunas. Kaip čia, ne šiaip peilis. Na, galėtų gal ir aštresnis būtų, bet šiaip visai aštrus. Čia vėl bus kažkokie kaulai ar kažkas. Wow, kažkoks lyg kietas išoriai, bet viduj minkštas. Baisu jų atidaryti.
Gerai, nežinau, čia visą bėjau, ne visą. Ai, taip. Okei. Nu šitas tikrai egzotiškai atrodo. Ir ta išorė tokia. Nesakau, aš galvoju, kad jis sakau kietas kaip koks obuolys. O viduje pasirodo minkštas dalykas yra. Eik savo. Geras. Nu tai jaučiu šitas ir valgomas minkštimas. Nu, vėlgi konsistencija tokia įdomi. Bet šiaip toks lyg būtų kažkoksai skystesnis granatas ar kažkas tokio. Ir tos seklydės tokios, nu pas granatai gal kaip ir be skonio čia tokios, kaip ir biškai rūgščios, marlozės netgi vadinas kažkoks ten granatas. Tai toks, nu jo, kažkoks granato giminaitis. Įdomu, kad jo, nu tiek tas minkštimas toksai aplinkui, ten tas seklydės, nu, valgomas ir skanus, bet ir pačios seklydės irgi tokios, kaip čia, irgi visai skanios. Tokios maloniai, nežinau, rūgščios arba kažkaip skaniai rūgščios. Ir lengvai susivalgo. Nu jo, bet pats irgi tokio švelnaus, tas minkštimas, tokio švelnaus gaivaus skonio, neišraiškingo kažkokio. Ir tada tos seklytės tokios tiesiog maloniai rūgščios ir lengvai susikramtančios. Nu bet, žodžiu, šiaip abu šitie kiaučiai vaisiai mane nustebino, nes galvoju, kad bus ir viduj kieti. Čia pasirodo tik iš išorės toks kaip kiautas, o viduj minkšti, geras. Nesitikėjau. Bet šiaip šito nežinau, nu gal reikia dar jį užtaikyti, nesakau, toks biški, kaip čia, neverta, nu to prasme, kad mažai valgomas dalies, o šitas tai labai geras. Toks tikrai ir skanus, ir daug to minkštimo, ir šitas patiko labiau. Čia aš dabar esu tam Manizalės mieste, tai šiaip bevaikštinėdamas pastebėjau, nu, aš vis tiek su tais mapsais vaikštau, žiūriu, tai yra visas miestas sudalintas į tokius kaip mini, kaip čia, langelius gali sakyti, ir tada visos vertikalios gatvės vadinasi kačiai, nu kaip tipo jau kaip ir gatvė ir su skaičiais, o tada visos horizontalios gatvės yra karjera ir irgi su skaičiais. Šiaip dar toks jaučiuos biški dužęs, nežinau, nu viena vertus ir po tos naktinės kelionės autobusu, kur nelabai gal pamiegojau. Bet ir šiaip toks, aišku, tada po tų visų ten to fizinio krūvio ir visko, irgi dar neatsigavo kojos kažkiek, ten kažkaip, ar vaikštų kokį įkalnį ar ką, tai toks irgi jaučias. Nu ir šiaip toks emociškai kažkaip, nežinau, po tų visų kalnų kažkaip biškai sunkiau atrodo. Taip vėl, kaip čia, išvažiuot, bent čia taip šiuo metu atrodo. Bet, jo, reikia žiūrėti čia kelias, kad 3 naktis pasiėmiau. Dar tas vokietis kolega turėtų atvažiuoti kažkada, penktadienį galbūt. Tai čia po kokių 2 dienų. Gal ir po 3. Tai nežinau, matysim, kažkiek jo gal būtų faina pavažiuoti kartu.
Tai jo, po to ten aišku žiūrėsim, ten, kaip ten dažnai būna, kad kiekvienas ten savo tempu ar panašiai ir ten, žinai, nu, vėl turi ten derintis viską, tai tada kažkaip gali būti, kad ten po to kliudai vienas kitam ar kažkas tokio. Arba šiaip ten skirtingai keliauji, mėgsti. Nu, bet tai čia matysim. O jo, nu aš tikiuosi irgi atgausiu tokią kaip ir, nežinau, ugnelę. Sakau, dabar toks biškį apgezo tą ugnelę. Bet gal čia taip laikinai. Čia va ta natūrali šviesa, kur kalbėjau. Čia pas juos tokie padaryti. Ir dar visą laiką būna daug vietos džiaustyt rūbam, kas irgi visai faina. Pusryčiai su Jėzum. Jų bananai tokie tamsesni iš vidaus, bet skanus to. Šiaip jaučiu, kad priduoda šitas paveikslas saugumo. Nu vis tiek, ką žinau, tave stebi ar kažkaip priverčia pamastyti kažką. Galiu parodyti dar tipinį tualetą maždaug. Aišku, būna klozetą tiksliau. Čia būna tokia dar kaip rankena, nu kad čia yra mygtukas. Bet bendrai toksai dizainas, mano manimu, tai pranašesnis už mūsiškį. Čia toks biškį daugiau vandens ir paspaudė toks sūkurys prasideda. Tokio dar irgi nesu matęs, bet irgi turėtų būti labai patogu ant kempinės užsilašint muilo. Paspaudė. Ai, nu jo. Nice. Gali būti ir va, kempinės laikiklis. Man vis laik kildavo klausimų, kur dėta kempinė. Tai čia dar irgi gal pagerina. Bendrai visai išsimiegojau geriau. Tai, nežinau. Gal dar viena tokia naktis ir kažkaip pabiški atsistatysiu. Bejudinant daiktus. Žodžiu, radau tokį gyventoją. Pamačiau pradžių uodegą žiauriai, nu taip biškį išsigandau, galvojau pelė kokia. Bet gerai, driežas tai dar nieko. Nu, šiaip ne taip. Pagavau aš ten jį kažkaip taip atsargiai prie sienos, su maišu dar kažkokio, nu žodžiu. Jis dar per tas grindis taip, nu, slysta jam biškį, tai taip bėga, bet slysta, makaluojas, jeigu jį nori paimti, jis irgi ten spurda, šiaip toks nemažas dar, žodžiu. Bet tada jau čia dar ta šeimininkė buvo, sako, tai, nu maždaug, mesk į šiukšlių, tipo, dėžę. Ne, ten pasako į, nu tai tipo, nori vonę, tipo kažkur ten leist. Sakau, ne, tai aš lauk išnešiu. Nu tai jo, išnešiu. Paleidau kažkur ten, nubėgs, kur jam reikia. Radau dar piniginį 50 pesų. Tik čia iš vis reikia dabar dalinti iš 1000 ir dar dalinti iš 4. Tai bus tiek euro centų. Gerai, ne euro centų, bet eurų. Bet vis tiek labai mažai čia. Einu, bandysiu susirast, reikia dujų balionėlio. Vakar buvau ten nuėjęs į vieną vietą, tai tik pasijuokė. Sako, tokio daiktų čia net nebūna. Ir dar reikia
internetą pasipildyti. Nes ten mėnesį laiko jisai maždaug planas ir reikia po to papildyti. Tai šiaip būtų galima tiesiog per internetą, bet žodžiu, kadangi aš iš Lietuvos, tai tada man ten negalima, tai žodžiu, grinais reikia. Tai dar reikia surasti tą tokią vietą, kur galima papildyti. Čia pas jos tie mapsai nebūtinai tikslus. Nu, bet mačiau aš vakar, kai vaikščiau, tai gal pavyks vėl pamatyti. Pasipildžiau savo internetą. Ten ieškojau dar keliose vietose. Ko radau, bet radau gana nesunkiai. Ir dar dujų irgi. Jau susiradau kažkokią sporto parduotuvės, kur galvojau ieškoti. Bet žiūriu, šalia kažkokia dujų parduotuvė. Užėjau, tai ten turėjo butano tokias, biškai kitokius tos balionėlį, bet aš turiu adapterį, tai reikės patikrinti, ar veikia. Bet šiaip toks visai sunkus, tai, ką žinau, gal pilnas ar panašiai, nes ten, kur tada kažkada pirkau, tai tokie gal ir ne visai pilni buvo, nu nežinau. Tai va. Šiandien biškai debesų padavė. Keistai. Was checking on both Booking and Airbnb the same room, and on Booking it was much cheaper, but maybe it was in that case, I don't know. Okay, but Okay, Christian did not like this fruit. that's too much hassle. It's too much to do. Okay. Let's see. I guess it just opens up like that. Okay. And then some sort of seeds or... Okay, yours is not as fluid as mine. But tastes good, no? Okay. You can try mine. Maybe mine is like better. I don't know. Like at least the taste is... It's absolute. It's really, it's no comparison. But that's good. I don't have to eat mine. Maybe it's a Mine is too ripe. different fruit. Maybe too ripe. Yeah. Yeah, mine really has this little taste like vomiting. Or like vomit. Not ideal. Now that you mentioned it, but no. I finished mine. Quite sweet. I don't know. Yeah, yours was really Like but I don't know. For me, maybe a bit too sweet. Like to eat the whole thing alone. It's You should have tasted mine. oh, it was That was not so sweet. more like a vomit. The sour part was stronger. Now maybe try something. This is maracuya, I believe. Not sure how to eat it, but it looks also with a strong shell, so maybe cut open and see. One try. Whoa, looks even softer. Really friendly. A bit similar to this. Yeah. But
but well, Is it over tastes the edge? nice. I don't know. Wanna try? I don't know how to. Just take it. Ah shit, it's really. What nice. It's good. Maybe I should use a spoon or something. It's also another variation of this. Yeah. The seeds are bigger, I guess, and more sour. Interesting. But yeah, the texture. Like porridge. If it You is. can quarter it. or 8 and then you can pull out the. Oh, last time I just cut it in half and then used the spoon. Or that. Yeah, that's But maybe also possible. quartering it's also even better. Aber Kartoffeln shall I eat everything today? Maybe we can I- do that tomorrow again. Yeah, maybe it's more fresh today. Like, oh, yeah, but this is good. This is also good. Do you cut it even more? We cut it Like last that? time. We cut it like that, and then you can Okay, let's try. turn it around a little bit, or even put it in 8 quarters. What's the next thing? Octet. Yeah, Oh, that is really, really fluid. nice. Yeah, I like it. It's even more convenient to eat like this, I guess. Yeah, very good. Yeah. Peguémoslo un poquito aquí. No. Permítemelo. Dale.